Laidą pristato Bronchos. Veiksminga pagalba jūsų kvėpavimo takams. Laidą pristato Baby City. Milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Kauno grūdų įmonių grupė. Nuo lauko iki stalo. Labas rytas visiems. Ačiū, kad esate su mumis. Šį rytą jums paruošėme įdomių reportažų ir vertingų prizų. Kaip visada mūsų svetainėje jau parengti klausimai norintiems laimėti kvietimų į šeimos pramogų parką X-Planet. Tačiau tai ne viskas. Dėmesio. Laidos draugas Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, skatindamas visus daugiau rūpintis savo ir vaikų sveikata, skelbia viktoriną Sveikatos ABC, kurios dalyviai pasidalys net 8 bilietus į Keistuolių teatrą. Viktorinos klausimų ieškokite mūsų laidos interneto svetainėje. O dabar keliaujame prie šio ryto temų. Laidą pristato Bronchos. Veiksminga pagalba jūsų kvėpavimo takams. Laidą pristato Baby City. Milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Ką reikia žinoti renkant žieminius drabužius vaikams, kad mažyliai neperkaistų ir nesušaltų? Kokių priemonių imtis, norint apsisaugoti nuo peršalimo ligų ir kaip su jomis kovoti? Taip pat laidoje toliau domėsimės, kaip sekasi moksleiviams, dalyvaujantiems produktyviojo mokymosi projekte ir gaminsime kibinus. Pirmoji šio ryto tema gimė neatsitiktinai. Taip jau yra, kad mūsų šalyje vaikų garderobą keisti ir atnaujinti turime kone kas ketvirtis. Staiga atšalus orams aš pats ir mano kolegos pradėjome sukti galvas, kuo aprengti mažuosius, kad jiems būtų patogu, o mums ramu, jog mažieji nesušals ir neperkais. Manau, kad mūsų išgirsti patarimai bus naudingi ir jums. Nuo pat gimimo kūdikiai pratinami vis ilgiau būti lauke. Mažyliui paaugėjus, jei oro sąlygos palankios, į gryną orą jį išvežti reikėtų kaip galima dažniau. Didesniems iki mokyklinio amžiaus vaikams specialistai rekomenduoja lauke bet kokiu oru išbūti bent 2-3 valandas. Grynas oras ir judėjimas skatina ne tik fizinį vystymąsi ir dvasinę harmoniją, bet ir formuoja apsauginę organizmo sistemą bei užtikrina sveiką miegą. Tačiau daugelis tėvelių, nors ir žinodami, kas vaikui naudinga, atšalus orams renkasi žaidimus namuose ar prekybos centruose. Viena iš tokio sprendimo priežasčių – baimė, kad vaikas sušals ir susirgs. Vis dėlto nereikėtų pamiršti posakio, kad nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Kad taip neatsitiktų, mūsų laidos kūrybinė komanda su savo atžalomis nusprendė išsiaiškinti, kaip pasirūpinti mažylių aprangą šaltuoju metų laiku. Čia mums talkino ponia Dalia, kurie apie vaikiškus šiltus drabužėlius turbūt žino daugiausiai. Taigi, ponia Dalia, kai kalbame apie vaikus, visuomet kalbame apie labai didžiulį prekių pasirinkimą, nesvarbu, ar tai būtų žaislai, ar tai būtų rūbai, apie ką mes dabar šnekėsimės. Taigi, atėjus šaltajam metų sezonui, norėtųsi išsirinkti kažką tai šilto savo vaikui. Ir pasirinkimas iš tikrųjų yra begalinis. Taigi, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad neprašalt, kad nusipirkti prekę gerą, kokybišką ir kad vaikučiui nebūtų šalta. Pagrindiniai akcentai, kuriuos turėtų atkreipti tėveliai, tai mano manimu yra šitie. Tai yra nepralaidumas vandeniui, atsparumas purvui, nepralaidumas vėjui ir be abejo, kokia yra pačio kombinezono priežiūra. Tai yra labai svarbu tėveliam. O kadangi sniegas ir šlapia? Taip, tai čia reikia, labai dažnai reikia ir skalbti tos kombinezonus. Tai labai svarbu, kad kombinezonai būtų, ne tik jų medžiagos būtų atsparios vandeniu, bet ir reikia žiūrėti, kad visos pagrindinės kombinezono siūlės būtų paklijuotos. Tai nėra jokių tada galimybių, kad vanduo į drėgmė į kombinezoną pateks per šitas vidinės būtent siūlės. O tokius dalykus galima pastebėti tiesiog žiūrint iš arti telefono akimis? Ne, šito jūs nepastebėsite. Paprastai techniniai duomenys yra prekės etiketėje. Mus konsultavusi ponia Dalia taip pat patarė renkant kombinezonus vyresniems vaikams atkreipti dėmesį, ar greičiau susidėvenčios drabužio vietos, tai yra kelių, alkūnių, sėdimosios dalies, yra sutvirtintos. Nes kaip žinia, šiose vietose drabužis plyšta dažniausiai, vaikams čiuožinėjant, ropinėjant ar netyčia griūvant.
Ne ką mažesnis dėmesys turėtų būti kreipiamas ir į kitas vaikiškos žieminės aprangos detalės, tarkime atspindinčią šviesą, kad vaikas būtų matomas lauke sutemus. Turbūt visos mamytės sutiks, kad tėčiams vaiko išruošimas į lauką viena iš sudėtingesnių užduočių. Mūsų laidos vedėjas tėtis Donatas vienas iš jų. Jis pavaduoja žmoną ir dukrytę Smiltę veda į lauką pats. Todėl paklausti patarimo, kaip ir kokiu oru rengti mažylę, paliekame galimybę jam pačiam. Sakykit, ponė Dalia, ar galima skirstyti kombinezonus pagal temperatūrą, lauko oro temperatūrą? Manyčiau, nėra teisinga teikti, kad kombinezonas yra būtent iki tokios ir tokios temperatūros. Kiekvieno vaiko kraujo apytaka yra vis kitokia, tai priklauso, kaip vaikas laukia juda, ar jis yra aktyvus, ar jisai sėdintis daugiau, nuo to ir viskas priklauso, kokį kombinezoną reikia rinktis. Vieniem vaikam reikia plonų visiškai kombinezonų, nereikia jų storai rengti, pakanka pačioje aprengti vilnonį kažkokį tai lengvą kostiumėlį, o kitiem vaikam reikia ir storesnio kombinezono. Bet kokiu atveju nėra labai gerai leisti suprakaituoti? Ne. Jeigu vaikas suprakaituoja, jisai pradeda šalti. Kūdikiams, kaip ir mažiau judantiems mūsų mažiesiems, taip pat vertėtų išrinkti storesnius, sulaikančius šilumą kombinezonus. Tiesa, kaip jau prasitarė mūsų ekspertė Dalia, ruošiant vaikutį į lauką svarbu jo storai neprirengti. Pakanka 3 sluoksnių. Pirmasis turėtų būti vilnonis, palaikantis šilumą. Antras – sintetinis, sugeriantis drėgmę ir leidžiantis odai kvėpuoti. O trečiasis – kombinezonas. Žinoma, taip dar vaiko nevesime į lauką. Reikėtų pasirūpinti ir šalikais bei galvos apdangalais. Ypač patogios ir jau tėvelių pamėgtos vaiko kaklą puikiai šildo įvairios kaklaskarės, o galvą dengia šalmai. Pastarieji ausų srityje pašiltinti labiau, kad vaikučiui neperpūstų ausyčių. Na ir žinoma pirštinės. Jas mažyliai dėvi itin nenoriai. Ypač jei jas užmauti tėveliams ar užsimauti patiems užtrunka kiek ilgiau. Pasižvalgę siūlomų pirštinaičių atradome puikių sprendimų. Svarbu, jog pirštinės būtų nepralaidžios vandeniui ir atsparios trinčiai. Patogios užmauti, prailgintos, kad nepatektų sniego ir sureguliuojamų riešo aukščiu. Šiuos papildomus aksesuarus prie kombinezono vaikutis mieliau dėvės ir nesispyrios rengiamas, jei juos leisime išsirinkti jam pačiam. Mūsų laidos kūrybinės komandos vaikučiams tai buvo puikia galimybė išbandyti įvairių tipų kombinezonus, kepuraitės, pirštinaitės ir kitus priedus, o mums tėveliams įvertinti, kas kuriam tinka ir patinka. Regis mūsų komanda jau pasiruošusi sutikti žiemą. Tikimės, jūs nuo mūsų neatsiliksite ir išsiruošę į lauką nebijosite sušalti. Ir toliau mūsų laidos temas diktuoja gamta. Kaip saugotis nuo peršalimų ligų šaltuoju metų laiku ir ką daryti, jeigu ligos pradeda pulti. Savo patirtimi dalyjasi mama Aistė Jasaitytė Čeburek ir medicinos atstovai. Pasirodžius pirmiesiems šaltukams ima plisti peršalimo ligos, kurios pirmiausia nusitaiko į silpniausius mūsų mažuosius. Kaip saugotis nuo peršalimo ligų šaltuoju metų laiku ir ką daryti ligoms pradėjus pulti. Savo patirtimi dalyjasi buvusi manekenė, psichologijos bei saviraiškos studijos savininkė ir žavi mama Aistė Jasaitytė Čeburek, kuri teigia, kad jos dukrelės Elzės nuo gimimo dar nebuvo užpuolę rimtesni susirgimai. Elzė dar neina į darželį, kai ten visi sako, kad užsikrečia labai greitai. Tai jinai yra toks vaikelis, kuris gan mažai serga ir peršalimu. Tokių gal ir buvo tokių, bet be temperatūra šiek tiek sloga, šiek tiek slogytė buvo. Tai va, aš stengiuosi, kaip tą imunitetą palaikyti jos, tai iš tikrųjų nuo paties gimimo pradžios, tai kas be ko aš maitinau krūtimi ir gan ilgai. Tai tuo metu jinai tikrai nesirgo. Aistė neslėpė, jog kaip įmanoma stengiasi išvengti vizitų pas gydytoją. Jei pastebi pirmuosius vaikelio peršalimo požymius, leidžia jam pailsėti, duoda vaistažolių arbatų, kurias gardina naminiu medumi. Būna, kad renkam kokių mėtų, pasiskenam aviečių lapų, būna pasidžiovini, mano dėdė yra krikštatėvis bitininkas, tai ir medaus parūpina, žodžiu, kad tokios žolelės, kad taip labai ruoštumėmės, tai natūraliai procese yra, kai vasarą atostogavom gamtoje ar sodyboje. Mama Aistė pasakoja, kad daugiausia dėmesio skirianti natūraliai vaiko aplinkai ir maistui.
Valgį gamina namuose, daržovių parsiveža iš kaimo arba perka turgelyje, daug laiko praleidžia su savo dukrele ją lavindama. O tai jos nuomonė ir padeda išvengti rimtesnių ligų ar negalavimų. Vidinė sveikata atsiliepia tai išoriniai sveikatai. Tai vat. Visko pasitaiko, žinoma, yra virusai, žinoma, kad užsikrečia ir panašiai, bet aš tik tai galiu pagal savo patirtį pasakyti, kad mūsų Elizė nėra labai daug sirgusi ir kai suserga, tai tada jau žiūrim, stengiamės sveikti natūraliom priemonėm, jeigu jau natūralios nepadeda, tai tenka ir pas daktarą nuvažiuoti. O ką daryti mamoms, kurių vaikai peršalimo ligomis serga dažnai? Kaip atpažinti dažniausiai sutinkamus vaiko organizmo priešus ir tinkamai su jais kovoti? Vertingais patarimais dalijasi vaikų ligų gydytojas Sigitas Dumčius. Kad išvengti tų peršalimo ligų, tai aš beveik galvoju, kad yra svarbiau kažko tai nedaryti, negu kažką tai konkretaus daryti. Nedaryti tai yra nerūkyti tėvams, nei vienam iš jų. Arba vengti to pasyvaus rūkymo, tai yra, to nedaryti. Nedaryti tai stengtis vaiką nevežti į darželį visuomeniniu transportu, kur yra pilna galimybės užsikrėsti. Nedaryti tai reiškia patiems sloguojant, kosėjant, stengtis išvengti kontakto su vaiku. Norint išvengti ligų, nėra jokios auksinės taisyklės. Reikia tiesiog vadovautis paprastais patarimais, o atsiradus pirmiesiems ligos požymiams nelaukti, kol jie išnyks, bet iš karto juos gydyti. Be to, elgtis atsižvelgiant į situaciją, rengti vaikus stebint oro temperatūrą, grūdintis ir sveikai gyventi visai šeimai. Pastilės yra geras dalykas, tačiau amžinė yra tokia, kaip pasakyti, apribojimai. Pastilių negalima duoti vaikam, iki 4 metų. Mes taip sakom, kad geriausia pastilės kažkur 4-7 metų jau pradėti, kada jau vaikelis čiulpia, kai jas reikia sučiulpti, jų nereikia sukramtyti, jų nereikia praryti, jas reikia ilgokai palaikyti burnoj, kad jos duotų efektą. Malonaus skonio pastilės gaminamos iš įvairių žolelių ir propolio ekstraktų, medaus ir vitamino C. Jos gali padėti sudirgus burnos gleiviniai ir gerkliai, puikiai tinka norint palaikyti gerą kvėpavimo takų funkcinę būklę bei papildyti trūkstamą vitamino C kiekį organizme. Vaistinėse atkreipėme dėmesį į bronchos ženklų pažymėtus produktus. Tai natūralūs Lietuvoje pagaminti vaistažolių produktai ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams, o rinktis tikrai yra iš ko – arbata, kapsulės, pastilės, purškalas ar sirupas. Tikimės, kad mūsų patarimai pagelbės stiprinant mažylių imuninę sistemą ar užpuolus lengvam peršalimui, kad galėtume be baimės ištverti vėsius bei permainingus orus. Po trumpos reklaminės pauzės toliau domėsimės, kaip Lietuvos moksleiviams sekasi dalyvauti daugelį pasaulio šalių išbandytame kitokio nei įprasta mokymosi projekte ir gaminsime tikrus naminius kibinus. Laidą pristato Bronchos. Veiksminga pagalba jūsų kvėpavimo takams. Laidą pristato Baby City. Milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Kauno grūdų įmonių grupė. Nuo lauko iki stalo.